Ar kada pagalvojai, kad trūksta pinigų ne todėl, kad per mažai uždirbi, o todėl, kad niekas neparodė, kaip tie pinigai galėtų dirbti už tave? O problema ta, kad daug pasyvių pajamų idėjų internete Lietuvoje neveikia taip, kaip žadama. Todėl šiame epizode parodysiu tik tuos būdus, kurie išties generuoja pajamas be teorijų ar tuščių pažadų. Ir įdomiausia tai, kad vienas iš jų man uždirbo daugiau nei nekilnojamo turto nuoma, nors iš pradžių net nebūčiau pagalvojus, kad tai įmanoma. Sveiki, aš Auksė. Finansais susidomėjau 2024 vasarą ir nuo tada ieškau sprendimų, kurie padėtų susikurti papildomas pajamas be kasdienio įsikišimo. Pasidalinsiu 7 būdais, kurie Lietuvoje iš tikrųjų veikia, paaiškinsiu jų pasyvumą ir klaidas, kurios neretai pakiša koją pačioje pradžioje. Lik iki galo, nes prieš paskutinę pajamų rūšis atrodo pati stabiliausia, bet būtent ji dažniausiai nuvilia labiausiai dėl priežasties, kurios daug kas nepastebi. Daugelis girdėjome mintį, kad dirbsi daugiau, turėsi daugiau. Ir iki tam tikro momento tai tiesa. Tačiau anksčiau ir vėliau visi atsitrenkia į ribą. Paroje yra tik 24 valandos. Todėl parodysiu 7 pasyvių pajamų formas, kurios išties veikia Lietuvoje ir prie kiekvienos trumpai įvertinsiu, kiek jos iš tikrųjų yra pasyvios. Daug kas galvoja, kad nuotraukų pardavimui reikia profesionalios kameros ar fotografo patirties. Realybėje dažniausiai perkami patys paprasčiausi kasdieniai vaizdai. Būtent todėl nuotraukų pardavimas internete yra vienas pasyviausių pajamų būdų ir Lietuvoje. Pasyvumo skalėje tai apie 8 iš 10, nes nuotrauka įkeli vieną kartą, o vėliau ji gali būti perkama daug kartų visiškai automatiškai. Čia nereikia būti fotografu. Daugiausiai perkami interjero kampeliai, minimalūs objektai, maistas, darbo aplinka, kelionių nuotraukos ar tekstūros. Ir dažnai tam pakanka paprasto telefono su gera kamera. Nuotraukas galima įkelti į Adobe Stocks, Shutterstock ar iStock. Vienas pardavimas dažniausiai atneša nuo 30 centų iki euro, bet kadangi tas pats kadras gali būti nupirktas daugiau kartų, laikui bėgant susidaro gana solidi pasyvi suma. Geriausia pradėti nuo to, ką jau turi. Pažiūrėk, kas tavo galerijai išsiskiria. Dažnai tai kadrai, kurie buvo užfiksuoti visai netyčia. Didžiausia klaida – pasiduoti per anksti. Daugelis įkelia 10-20 nuotraukų ir nusprendžia, kad tai neveikia, nors realūs rezultatai dažniausiai prasideda tik įkelus 100 ar daugiau. Jei nuotraukos leidžia uždirbti iš turimų kadrų, tai PDF gidai ar mini kursai leidžia užsidirbti iš žinių ir patirties, kurias daugelis jau naudoja darbe ar kasdienėje veikloje. Pasyvumo skalėje tai būtų 6 iš 10. Pradžioje reikia įdėti darbo, bet vėliau produktas gali būti parduodamas savarankiškai. PDF gidams ar mažiems skaitmeniniams produktams nereikia eksperto lygio žinių. Dažniausiai pakanka būti vos žingsnių priekyje žmogaus, kuriam tai būtų naudinga. Didžiausia klaida – kurti per didelius produktus. Dažniausiai veikia vienos problemos vienas sprendimas, o ne 80 puslapių dokumentas. Paprastas pavyzdys. Jei draugai ar kolegos dažnai prašo patarimų apie keliones, biudžetą, savaitės planavimą ar naudingas programėles, labai tikėtina, kad tai jau yra žinios, kurias galima paversti skaitmeniniu produktu. Tai gali būti kelionių gidas, biudžeto šablonas ar trumpas problemos sprendimo vadovas. O jei rašyti nesinori, galima sukurti mini kursą 30-60 minučių mokymų apie tai, ką moki geriausiai. Įkainiai labai įvairūs. Dauguma PDF gidų kainuoja nuo kelių eurų iki keliasdešimties, o labiau specializuoti produktai dažnai siekia 30-50 eurų ar daugiau. Turint didesnę auditoriją ar aiškią nišą, kainos gali būti dar aukštesnės. Kai kurių seminarų įrašai parduodami ir už kelis šimtus eurų. Kas dažniausiai nustebina, net paprasti PDF ar mini kursai sėkmingai parduodami visame pasaulyje. O pajamos kaupiasi todėl, kad tas pats produktas gali būti parduodamas vėl ir vėl be papildomo darbo. Jei ankstesni būdai leidžia uždirbti iš to, ką jau turi, nuotraukų ar žinių, skaitmeninėme turinyje uždirbi iš to, ką kuri toliau. Pajamos čia neatsiranda iš vieno produkto, o iš turinio, kuris laikui bėgant susikaupia ir veikia kaip biblioteka YouTube kanale, tinklalaidėse ar tinklaraščiuose. Pasyvumo skalėje tai būtų 4-5 iš 10, nes pradžia reikalauja daugiausiai laiko ir kantrybės. Rezultatai čia neateina greitai. Galiu pasidalinti ir savo pavyzdžiu. 2025 spalio pabaigoje įkėliau pirmus epizodus ir šiandien labai džiaugiuosi turėdama virš 400 prenumeratorių. Nemeluosiu, tai nėra greitas kelias, bet man tai tapo atgaiva,
Kurdama turinį, gilinu savo žinias, dalinuosi tuo, kas man veikia, o atgalinis ryšys iš žmonių man reiškia labai daug. Todėl, jei turite minčių ar temų, apie kurias norėtumėte išgirsti daugiau, kviečiu pasidalinti komentaruose. Esant didesniam susidomėjimui, tikrai į tai atsižvelgsiu. Ilgainiui didžiausias šio būdo privalumas atsižvelgia būtent čia. Visi sukurti įrašai lieka internete ir toliau renka peržiūras, bei kuria pajamas net tada, kai tuo metu nieko naujo nekuri. Kartais vienas aiškus video gali duoti daugiau nei 10 kitų. O jei šiuo metu reikia pajamų greičiau, galima prisidėti keliomis valandomis papildomo darbo. Pavyzdžiui, workis.online.lt gali tapti pradiniu kapitalu, kurį vėliau investuosi į turinį ar kitą veiklą. Po skaitmeninio turinio, kur vertę kuri pats, periname prie automobilio nuomos. Čia esmė paprasta. Pajamos atsiranda ne iš papildomo darbo, o iš daikto, kuris didžiąją dalį tiesiog stovi. Automobilio nuoma tinka, jei turi automobilį, kurio nenaudoji kasdien. Jei tokio nėra, šis būdas tiesiog mažiau aktualus, bet gal ateityje gali praversti. Pasyvumo skalėje tai būtų apie 5 iš 10. Šiek tiek priežiūros vis tiek prireiks, tačiau tai nėra kasdieninis darbas. Paprastai viskas apsiriboja automobilio perdavimu, atsiėmimu ir smulkiomis detalėmis. Lietuvoje yra platformų, kuriuose automobiliai nuomojami tiesiogiai iš savininkų, pavyzdžiui, Dalinuosi LT ar Autoplius Rent. Daugeliu atveju tai nėra tradicinė automobilių nuoma su biurais ir eilėmis, todėl procesas neretai būna paprastesnis ir lankstesnis. Žmonės sustabdo visai žemiški dalykai - raktai, galimi pažeidimai ar laiko suderinimas. Tačiau, kai visos šios detalės susitvarko, nuoma tampa gana sklandžiai veikiančių pajamų šaltiniu. Iš esmės tai paprasta. Aiškios taisyklės plus pastovus grafikas lygu beveik automatinė nuoma. Jei automobilis didžiąją savaitės dalį tiesiog stovi, jis gali generuoti papildomas pajamas nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų eurų per mėnesį. Po fizinių daiktų pereiname prie daug pasyvesnio būdo – P2P investavimo. Čia pajamos kuriamas ne tavo laiko ar žinių sąskaita, o per automatiškai veikiančią sistemą – pasyvumo skalėje 9 iš 10. Ir būtent šitas būdas man uždirbo daugiau nei nekilnojamo turto nuoma. P2P tai tarpusavio skolinimas. Žmonės ar verslai skolinasi pinigų, o investuotojai už tai gauna palūkanas. Platforma čia veikia kaip tarpininkas. Ji patikrina projektus, sudaro sutartis ir pasirūpina, kad palūkanos būtų išmokėtos automatiškai. Kad būtų lengviau įsivaizduoti, tarkime, kažkas nori atsidaryti nedidelę kepyklėlę ir ieško finansavimo. Tu jam paskolintum per platformą, o ne tiesiogiai. Viską nuo dokumentų iki mokėjimų tvarko sistema, o tu tiesiog gauni palūkanas be jokio papildomo darbo. Dėl šio aiškaus proceso P2P daugeliui tampa vienu suprantamiausių būdų pradėti pasyvias pajamas. Tokių platformų pavyzdžiai – Indemo, nekilnojamo turto paskolos Ispanijoje, Scramble, verslo projektai ir startuoliai, Ventus Energy, atsinaujinanti energetika. Aš pati šiomis platformomis naudojuosi ir man jos patinka dėl paprastumo. Labai greitai supranti, kaip kas veikia. Kadangi techninė dalis vyksta automatiškai, P2P tampa vienu pasyviausių būdų uždirbti Lietuvoje. Tačiau, jei investuoji per daug į vieną sektorių, gali atsirasti projektų vėlavimo. Sprendimas – diversifikacija. Po P2P periname prie nekilnojamo turto ir mikronuomos. Pajamų būdų, kurie iš šono dažnai atrodo labai stabilus, tačiau realybėje reikalauja daugiau praktinio įsitraukimo. Didžiausia šių modelių nepasyvumo dalis slypi ne pačioje nuomoje, o smulkmenose, kurios ilgainiui suvalgo laiką. Pasyvumo skalėje tai būtų 5-6 iš 10. Kalbant apie NT, dažniausiai turimas omenyje nekilnojamas turtas, butai, garažai ar kiti panašus objektai. Mikronuoma veikia labai panašių principų, tik vietoj nekilnojamo turto nuomojami daiktai trumpesniu laikotarpiu. Mikronuoma veikia labai panašių principų, tik vietoj nekilnojamo turto nuomojami daiktai trumpesniam laikui. Be įprastos būsto nuomos žmonės vis dažniau išnaudoja ir mažus objektus ar daiktus, kurie nėra naudojami kasdien. Mikronuomos pavyzdžiai gali būti dronai, fotoaparatai, įrankiai ar net stogo bagažinės. Tikroji nepasyvumo dalis čia slypi ne pačiame nuomos procese, o praktinėse detalėse – raktų perdavime, grafiko derinime ar netikėtose nesklandumuose. Būtent tai ir paverčia tiek NT, tiek mikronuomą pusiau aktyvia veikla. Iš visų šiame video aptartų būdų, šie dažniausiai reikalauja daugiausiai asmeninio įsitraukimo, todėl tinka ne kiekvienam. Po NT ir mikronuomos periname prie vieno pasyviausių būdų – dividendų. Tai modelis,
kuriame nebereikia rūpintis nei raktų perdavimu, nei grafiko derinimu. Viskas vyksta automatiškai. Ar tau dividendai atrodo aiškus ir patikimas pajamų būdas, ar kaip tik kelia daugiau klausimų? Jei norisi, kad šią temą panagrinėčiau giliau, parašyk komentaruose. Tuomet padarysiu atskirą epizodą. Jei trumpai, tai vienas paprasčiausių modelių, nes dividendų išmokos atkeliauja automatiškai. Pasyvumo skalėje dividendai būtų 9 iš 10. Įmonė uždirba pelno, dalį jo paskirsto akcininkams, o tu gauni savo dalį nieko papildomai nedarydamas. Dividendus lengviausiai suprasti per metaforą. Įsivaizduok, kad įmonė yra kaip pyragas. Nusipirki vieną gabalėlį, tai reiškia, kad turi dalį įmonės. Kai įmonė dirba pelningai, ji iškepa papildomą gabalėlį ir padalina jį visiems savininkams. Tavo gabalėlis nesumažėja, nes dividendai mokami iš pelno, o ne iš tavo turto. Dėl to dividendai yra vienas aiškiausių ir lengviausiai suprantamų pasyvių pajamų būdų net pradedantiesiems. Dividendų išmokėjimo reguliarumas suteikia nuspėjamumo. Vienos įmonės moka kas metus, kitos kas ketvirtį ar kas mėnesį. Dėl to dividendai tampa tuo paprastu modeliu, kurį žmonės lengvai supranta. Dažniausia klaida – rinktis pagal didžiausią dividendų procentą. Didelis skaičius dažnai reiškia, kad dividendai nėra tvarūs arba įmonė susiduria su sunkumais. Todėl saugesni pasirinkimai yra dividendiniai ETF ar stabilios įmonės, kurios dividendus moka daugelį metų ir daro tai nuosekliai. Dividendų esmė atsiskleidžia ilgainiui, kai išmokos susideda į vis stiprėjantį pajamų srautą. Aš pati turiu pajamų iš P2P, dividendų ir NT nuomos. Ir mane labiausiai nustebino ne pats darbo kiekis, o tai, kaip skirtingai veikia šios pajamų rūšis. P2P ir dividendai yra visiškai automatiniai. Nusistatai taisyklės ir viskas vyksta be tavo įsikišimo. O NT yra priešinga patirtis. Čia viskas vyksta gyvai, realiame pasaulyje. Kartais tenka susitarti atvykimo laiką, kartais pasirūpinti smulkia detale. Būtent šitas skirtumas parodė, kad pasyvios pajamos nėra vienodos. Svarbiausia rasti tą, kuri natūraliai tinka tavo gyvenimo būdui. Ir čia žmonės padaro didžiausią klaidą. Pasyvias pajamas renkasi ne pagal tai, kas jiems tinka, o pagal tai, kas skamba gražiai ar populiariai. Žmonės nusivelia ne dėl to, kad modelis blogas, o todėl, kad jis tiesiog netinka tavo kasdienybei. Tau nereikia visų 7 būdų. Dažniausiai pakanka vieno, pirmo sprendimo, nuo kurio viskas prasideda. Ir dažniausiai viskas susiveda į vieną pasirinkimą – nekilnojamą turtą ar akcijas. Todėl šiam klausimui esu skyrusi atskirą epizodą, kuriame abu variantus palyginau taip, kaip jie veikia realybėje ir kas praktikoje nustebino labiausiai. O jei nori sekti šią kelionę toliau ir kartu gilintis į finansus, kviečiu prenumeruoti kanalą. Iki kito karto.